Kągi, sveikas rudenėlį. 3 patys svarbiausi akcentai rudens profilaktikai. Ką reikėtų daryti, kad išlikti stipriam, sveikam ir išvengti tų visokių nesąmonių, kaip slogos, kosuliai ir kažkokios tai lygos, ar ne, neaiškios. Taigi pirmas dalykas - imuniteto stiprinimas. Valgyk daugiau šviežių daržovių ir vaisių, ypač kur turi daug vitaminų C. Tai gali būti paprikos, kopūstai, citrusiniai vaisiai, ar ne. Įtrauk būtinai riebios žuvies į savo racioną, todėl kad jos aprūpins omega 3 riebalų rūgštimis. Taip pat sėklos ir riešutai lygiai tą patį daro. Jei nepakankama mytyba, tuomet naudok maisto papildus. Kokius? Atkreipdėmėsi į vitaminą C, D, cinką, ežiuolę ir probiotikus arba gerasias bakterijas. Jeigu dėl jų reikės pasitarti, parašyk man, patarsiu, kur pirkti ir kokios yra geriausios kainos ir kokybės santykis. Antras dalykas - gyvenimo būdo balansas. Fizinis aktyvumas, trumpi pasivaikščiojimai grynam ore tikrai stiprins tavo imunitetą ir organizmą. Streso mažinimas. Jo aplinkui mūsų yra labai daug, tačiau tu jo gali išvengti. Ruduo dažnai sukelia emocinį nuovargį, tai skirk laiko poilsiui, meditacijai ar šiaip kokiai tai mėgstamai veiklai. Kokybiškas miegas, be jokios abejonės, tai yra pagrindas gerai savijautai ir stipriam imunitetui. Ir trečias dalykas yra peršalimų ligų prevencija. Dažnas rankų plovimas, higiena labai svarbi. Vyrai, nusiplaukit rankas prieš išėję iš tualetų, prieš sveikindamiesi su ko nors. Virusai plinta oro lašeliniu būdu. Tad higiena yra būtina. Patalpų vėdinimas. Nesvarbu, kur esat, namuose ar darbe, net ir vėsesniu oro svarbu įsileisti gero, tyro oro, kad sumažintų virusų koncentraciją. Ir nosies gleivinės priežiūra. Tai yra labai svarbus. Jūros vandens purškalai padeda išplauti ir išlaikyti tokį barjerą nuo infekcinių. Pasinaudok šitais patarimais, o jeigu nori išsamiau, parašyk man, patarsiu, padėsiu, pasikalbėkim.